turto disponavimas leis privatizuoti aukšto, ar tai bus privatizavimas. Tai mūsų Margaritai Aš kaip visada paprastai sakau, įtiks Lietuvoje visiems, na, neįmanoma, gal ir pasaulyje, bet Lietuvoje ypatingai. Čia kaip pirkėjo pardavėjo žino teisės ir prievolės. Aukštosios mokyklos visada, na bent jau kiek aš dirbu ministerijoje, tai yra nemažai, kėlė šitą klausimą – autonomijos. Vienas iš jos dedamųjų ir tokių bazinių dedamųjų dalių, tai buvo autonomija disponuoti laisvai turtu. Ta savarankiškumą šitas įstatymas įgyvendins teisėtai ir tikrai labai revoliucingai, iš tikrųjų atveria kelius gaut nuosavybę, ko vieno norėjo, ir antro labai dedamosios rimtos dalies norėjo, tai visiemgi tų trūksta pinigų, grynųjų. Reiškia, mes atveriam jum galimybę skolintis. Kad neprisiskolintumėt tiek, kad kaip būtų kaip dabar jau, ir pasaulyje ir Lietuvoje darosi, kad nežinia iš ko atiduosi, tam yra riba. Bet tikrai, patikėkit, na, tikrai ta galimybė, tai yra pirmas didžiulis žingsnis, pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje daromas. Kai tik padarėm šituos žingsnius ir lygtai užganėdinti turėtų būti jau, na bent administracija aukštųjų mokyklų, tada išgirstam priekaištą. Čia jau vėl blogai, nes jūs per daug jiems duodate, išvis nieko jiems nereikia duoti ir vėl tegul gyvena kaip ir buvo. Noriu jums pasakyti, kad privatizuoti ne taip paprasta. Ir jei tai būtų galima, tai jau kai kurie gudrūs rektoriai gal būtų kažką ir padarę. Kadangi ponia Lapinskienė minėjo 4 straipsnį viešųjų įstaigų įstatymo, aš nelabai supratau, dėl ko nes ten yra steigimas ir ne visai tas, ką jinai kalbėjo, bet aš jums noriu pasakyti apie tą baimę, kurią ji pasakė, kada gali būti, na, tas turtas privatizuotas, nebelieka įstaigos. Tai yra aukštoji mokykla likviduojama. Kadangi labai aiškiai įstatyme parašyta, vienatinis dalininkas, tai yra savininkas, yra valstybė. Taip, jūs turėsit nuosavybę teisę, turtą juo disponuosit. Bet jeigu ištiktų, ko aš jums nelinkiu, tokia bloga diena ir jūs bankrutuojat, likvidavimo atveju aiškiai viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnį parašyta. Dalininkai pasiima, atsiskaičius su kreditoriais, įnašus tiek, kiek jie buvo įdėję, tai kaip girdėjo turbūt, jeigu klausėt įdėmiai, aš sakiau, investuosim, ganėtinai bus ženklios sumos, ilgalaikių ir trumpalaikių turtų, tą dalį atsiimtų valstybė ir jo negalėsit užstatyti taip paprastai. Taigi sakom, saugiklis 20% įstatymą paskaitykit yra. Ir kitas dalykas, likusis turtas, kadangi jūs liekat viešieji asmenys, viešasis juridinis asmuo, likvidavimo atveju, ar tai bus teismas blogiausiu atveju, ar tai bus nuspręs, reiškia, steigėjas, tai arba kitam viešajam asmeniui, o jeigu tai savininkas valstybė, atitenka valstybei, tas turtas nebus išgrobstytas, jis nebus privatizuotas, jis grįž valstybei, kuri jau sugalvos, kam toliau jį naudoti. Tai aš nematau tikrai tokios tiesmukos, kaip dabar įsivaizduoja, reiškia, mechanizmą, kad čia tampa viešąja, tai iš karto ir privatizuoja. Jūs, sakau, pasižiūrėkit, turit ir toj pačioj Klaipėdoj pavyzdį su profesinė mokykla. Na, jinai veikia jau keli metai, bet kol kas apie privatizavimą ten net nekalbama ir to neįmanoma būtų teisės aktų pagrindų, kurie galioja Lietuvos Respublikoje. Kas kaip kada gali būti, tai žinot, na, visi mes čia galim prifantazuoti. Bet šiai dienai. Dar vieną dalyką iš tikrųjų noriu paminėti, ką jau ir ponas Paulius sakė, dėl jūsų vis gąsdinimo, kad jūs visus žmonės atleidžiami. Jokių būdų. Skirkit pertvarkymą ir reorganizavimą. Tai yra du skirtingi dalykai, teisiniai dalykai ir teisinės formos pakeitimas iš biudžetinės į viešąją. Tikrai jūs pasižiūrėkit, ar pagrindinį po konstitucijos civilinį kodeksą įstatymą ar kitus įstatymus neįtakoja darbuotojų jokių teisių.
jokių lapelių